Esame Jonavoje ir čia nebereikalo esame, nes vyksta downhillo varžybos. Pamėginsiu sudalyvauti juose ir pažiūrėti, kaip man seksis. Tai realiai gaunasi kaip atidarimas šių metų. Junkis prie manęs ir pažiūrėkim, kaip atrodo varžybos iš mano akių. Ui. Nu, visai šalta šiaip. Atvažiavus gan anksti, dar nėra tiek daug šaikos, bet dalyvių bus apie 150, man atrodo, tai visai nemažai. Jo, dabar varom užsveginti ir į treniruotės. Ho. Labas. Žvėriukas ruošiamas 60 numeriuko. Kol kas į baikų yra 9, man atrodo. Užsireginai iš viso 18. Pažiūrėsim, kiek iš tikrųjų atvyks. Labas. Labai iš toli šalmą pažiūrėsim. Jo, suplyšusio. Kas gero? Šalta kaip reikiant, jo. Galėjo šilimo pajungti. Nu, trūksta dar vėjukas, va. Čia biškai prisiparkuosiu. Gerai. Apšilimui reikia užminti. Hello. Nu reikia važiavimo būdu, sąžiningai. Beno nepasėmė, ne? Prastokai su ranka, tai sako nevarysiu. O tas keltuvas nelabai reikalingas. Kaip matai. Galvojau, gal dar verta pataupyti bateriją. Bet turbūt nelabai. Pirmasis išbandymas trasos. Gal nuo tos mėlynos. Bėgiai nesimėto. Oi. Kaip negerai su bėgiais. Šaudo man baisiai. Oi. Kiek skėčių. Oi, skaudžiai. Šitą atrūko biškį. Liavo, bet koks skaudus, jis aš tai nešoku. Bet reikia surizikuoti. Nu, kitą trasą reikia pažiūrėti. O, netu. Slidinėjau gerokai. Bum. Ok. Šitą kaip ir aiškiau. Mėlynoji sunkiau. O iššaudantis bėgiai neina normaliai minti. Reikia pasiekti. Jesus. Ką? Jo. Viskas good galėtų būti. Tulkėsi. Turiu popą. Tokia va trumpa gan trasa, bet paguldė vis tiek. Kad ir trumpa, turi savo niuansų, bet nieko reikia judėti. Taip, yra 10:23, 25 minutės praėjo nuo treniruočių pradžios. Tokia va padangėlė paruošta šiandienai. Nestebuklas. Ir peršokinėja beveik visi bėgiai sunkiausi. Ai.
pasiruošęs visai. Oi, kaip skėčiai. Ui, pavojingai ir baisiai. Nu taip ir suki ratus. 2 trasos, greitos ir daug dalyvių. Nešok per trumpiną. Sveikas. Kol kas taip sunku visai, nes jaučiu užtikrintai, plius po krešą tai reikia susiimti. Ir šaudantį kasetę tai nepriduoda irgi bonus. Labai gailiuosi, kad nesustvarkiau kasetės su čeinu. Tai yra pavarų, kurios dabar labai mane vargino, bet prieš tai kažkaip nebuvo, kad taip šaudytų, bet dabar baisiai šaudo, net įmanoma važiuoti realiai. Tai biškis set. Haltūra vyksta, kaip sakant. Čia kažką. Kažką gelbėjom. Naujas ratukas, skolintas, graži kasetė, didesnis diskas. Tai žodžiu, chimičinom, bandėm kitą ratą uždėti ir galų gale atgal mano ratas vėl ant dviračio. Tai žodžiu, šaudysiu, gaudysiu, bet bandysiu kaip jau gausiu suvažiuoti. Varom pažiūrėti, kaip kiti važiuoja, jau prasidėjo pačios ir varžybos. Jaunasis raideris lekia. Mink, varai! Eina! Į baikerių eilutę. 6 aš startuoju. Good luck, have fun. Gražios kojinės, pasiruošęs, viską. Plius stiliaus taškų. Žiūrėk, pareina be grandinės. Vai! Kaip prašaudžiau. 91 šimtoji. Ojojoj, kaip sunkiai sekės, kokius 4 kartus nepamečiau tiesiog 2 kojų, po vieną nuslyzdavo prasiminant. Bet bent jau suvažiavau. Tai kol kas pirmas, bet labai nedaug atsilieka antras. Iš tikrųjų, tai pasmatyti dar kaip čia po antros trasos, kas gausis. Ir viskas, pradėsim tuojau startus, nes dabar geriau užpyktis. Irgi turi pravažiuoti. Sportiškai. Skanaus man ir gal tau. Ok, važiuojam pažiūrėti, kaip sekasi važiuoti antroji trasoj. Aivo komunikas yra 50 sekundžių ir 4.
Ai, 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 ai. Laiko nebus. Lengvas apšilimas, biški pramint, vėl užstingau. Dėkui. Antras važiavimas, antras šansas, šį kartą ant teko, kad mažiau šaudytų, galbūt biški paprasčiau gausis. Ai. Nu, sausau. Trečioje vietoje pagaliau nukoronuotas ir nebus pirmoje vietoje Marius Inta. Antroje vietoje su laiku minutė 21,47 nuo antrosios vietos atsilikęs 80. Čia gal šipo pritrūko, nežinau jau. Audrius Apukas. Taip, ir pirmoje vietoje Marodas Svarbėja. Šlaiko minutė ir 20 ir 67 tai Darijus Ivanauskas. Aš savo laurus prisimsiu šį vakarą pavedžiau po trasas, tai čia aš prisidėjau. Viskas. Молодец. Viskas paplojam šitiem. Oi, dar viena pamoka. Kitam kartui pasiruošti geriau ir dviratį prisižiūrėti labiau. Tai mano kasekas, bet nieko nepadarysi, yra kaip yra. Kitą kartą gal bus geriau. Antra vieta. Nu, ne pirma. Bet jo. Na, jis fainiai, geros varžybos, geros trasos. Tai bendrai labai netgi sakyčiau, kad patiko ir vykęs renginys. Lauksim kitų etapų, važiuosim kituose etapuose ir žiūrėsim, kas gaunas bendrai. Reikės nepasišiukšlinti ir pasistengti. Galbūt bendroje įskaitoje kažką ištemti. Tai čia dar negalas. Čia tik pradžia. Tai va. Tiek raido, tiek varžybų ir iki kitų kartų. Davai.